My Winter Car. Žaidimas, apie kurį daug kas žinoma, bet tuo pačiu žaidimas, apie kurį nieko nežinoma. Iki šios dienos esu sukūręs 2 vaizdo įrašus kalbančius apie šitą išeinantį žaidimą pavadinimu My Winter Car. Greitai apsakant apie jį, kas girdite apie jį pirmą kartą arba tie, kas yra biški užmiršę, My Winter Car yra žaidimas, kuris gausis kaip antroji dalis originalios versijos My Summer Car, kur bus nauja istorija, nauji dalykai, naujas gyvenimas. Aplink Winter Car vyksta darbai jau virš 5 metų. O jeigu norite išgirsti daugiau informacijos apie Winter Car, tai numesiu linkus description'e su praeitais vaizdo įrašais. Nes pirmas video buvo, kai aš pats pirmą kartą išgirdau apie tą išeinantį žaidimą. Tada antras video buvo toksai update video, nes buvo išėję nauja teaserio apie Winter Carą ir jau mąstėm, kad bus neužilgo, bet pasirodo taip ir neišėjo ir dabar jau įrašinėjau trečią vaizdo įrašą. Nes neseniai pats kūrėjas My Summer Caro atsakė per Steamą į žaidėjų klausimus apie patį Winter Carą ir galimai paminėjo jo išleidimo datą, bei atsirado viena svetainė, kuri užtvirtina, kad žaidimas bus jau neužilgo. O amigos, prieš šokant į vidosą, nepamirštam paspausti subscribe ant gaming kanalo, tikiuosi pagrindinį kanalą tai jau subscribinat ir tada nieko nelaukia, šanom prie video. Ok, tai pagrindinis dalykas, kas laikė Winter Caro neišėjimą, tai of course, Summer Caras. Ir kuriojo planas buvo pirmiau išleisti Summer Carą iš Early Access, kuris užtruko virš 8 metų, tačiau paskutinis update'as, kuris išėjo gruodžio 30 dieną, buvo jau finalinis update'as, per kurį Summer Caras išėjo iš Early Access'o. Ir manau, žinot, ką tai reiškia, kad Winter Caras jau neužilgo, o prie to dar prieš keletą dienų jau atsirado oficiali svetainė My Winter Caro, kurioje pats kūrėjas patvirtina, kad Winter Caras jau išeina soon. Tuo pačiu svetainė yra šita nuotrauka, kuri atskleidžia daug, kas bus Winter Care. Matome jau pačią mašiną, kuri bus žaidime ir kaip seniau mąstėme, kad bus Coris ir Vet, pasirodo jinai iš tikrųjų ir bus, nes nuotraukoje jinai ir yra nurodyta. Jinai čia aišku be viršutinio spoilerio, kas pagal mane netgi geriau taip atrodo be spoilerio. Tada matome šone tėvų namus, kuriuose mes dabar gyvenam per Summer Carą, tai reiškia, turėtų jisai išlikti. Tada dar matome kampe traktorių iš Summer Caro. Taipogi jau originaliai bus aiškus sniegas, matom visur jisai ant žemės, ant medžių. Tad sakyčiau, jau yra pradedami dideli dalykai tas Winter Caro, tiek svetainė, tiek jau pats Summer Caras yra užbaigtas. Bei dar pats kūrėjas Steam platformoje atsakė į keletą klausimų iš žmonių, kurie klausinėjo apie Winter Carą, tam visokias detalės ir panašiai. Tai galim nueiti pasižiūrėti. Turiu vieną atsirinkęs įdomų, kuris realiai apsako visą žaidimą. Pavyzdžiui, kaip šitas. Jam žmogus uždavė klausimą, ar jisai pats yra kaip playeris atsisėdęs pažaisti Winter Carą ir koks jo experience'as, patirtis žaisdamas jį. Ir toks jo buvo atsakymas. Aš išsivečiau į lietuvių, kad tiesiog būtų paprasčiau ir būtų patogiau. Patirtis yra griežta. Taip pat jį labai atpirka, kai kažkas pavyksta taip, kaip planuota, bet vis tiek tai kova. Jūs turite būti labai patyręs My Summer Caro žaidėjas, kad išgyventumėte šitame dalyke. Jums reikia vairuoti atsargiai kaip tikrame gyvenime, jums reikia viską planuoti iš anksto, jums reikia žinoti, kaip oras veikia jūsų automobilį, jums reikia viską daryti pagal taisyklės, kitaip atsidursite kalėjime arba viską prarasite, nėra vietos klaidomis ar rizikavimui, bent žinote, ką darote, lenktynės yra sunkios, tamsa jūs prislėgs, dieną jūs arba miegate, arba dirbate, turite tik 1 valandą per dieną savo projekto automobiliui, tai reiškia, kad įrengite galinę ašį ir einate miegoti, bent per šaltą būti lauke, tuomet tiesiog žiūrite televizorių arba einate miegoti. Žinoma, galite daug dirbti, yra daug pasirinkimų, bet tai viskas. Praleidžiate visą gyvenimą dirbdami, patirtis yra visiškai unikali, viskas atrodo beviltiška, bet kai galiausiai pavyksta, suprasite, kas gyvenime svarbu. Ir jisai tiesiog iš savo pusės apsako, koks bus Winter Caras ir pagal jį jisai bus sunkus, daug minusų, daug darbo ir pagal jo žodžius jis sako, kad Summer Caras pasirodo yra easy modas, o Winter Caras bus jau kažkas tokio, tad jeigu pagal jį Summer Caras lengvas, tai Winter Caras, manau, bus tikrai žaidimas toksai. Ir šiaip buvo pilna atsakęs į tokius detalesnius klausimus, kokie gal bus nauji dalykai ir šiaip į žaidėjų klausimus visokius. Tad duokit žinoti, ar norėtumėt video, kuriame mes perėtumėm per visas detalės ir ką pats kūrėjas buvo parašęs apie Winter Carą. O ką, amigos, šitame video tiek. Šį kartą jau užtikrintai galiu pasakyti, kad Winter Caras jau neužilgo. Duokit žinoti, amigos, komentaruose, ką jūs manote apie tai. Galbūt turite kokios informacijos apie žaidimą, pasidalinti komentaruose. Arba jei norite toliau padiskutuoti, prisijungkite į Hokai's Family Discordą, kurį rasite description'e. Ir ką, amigos, tada kaip visada, iki kito videoso.